Dėkui, ponas pirmininkė. Lietuva yra šalis, kuri pagal stojimo sutartį įsipareigojusi įsivesti eurą. Ir mes kiekvieną kartą per mūsų kadenciją, jau 4. kartą, priimdami sprendimą dėl euro įvedimo vienoje ar kitoje šalyje, bandome patobulinti ar išaiškinti kitaip Maastrichto kriterijus. Tai liudija, kad yra neaiškumų, kaip tie kriterijai turi būti gyvendinti. Mes jau pačioj pradžioje siūlėme, kaip Lietuvos atstovai ir kitų šalių atstovai, šitos klausimus spręsti parlamento ir tarybos vardu ir mastu. Tačiau visą laiką tai yra atsisakoma. Ir aš labai apgailestauju, kad vietoj to, kad atsisėsti ir pasiaiškinti, kokie yra niuansai ir techniniai dalykai, kurie trukdo sėkmingai eurozonos plėtrai, mes linkę žaisti kažkokius atskirus sprendimus, dalinius kiekvienai šaliai atskirai. Norėčiau pabrėžti, kad tikrai aišku, kad mes turime vykdyti griežtą fiskalinę politiką ir tai negali būti kalba, kad mes pakeisime savo fiskalinę. Tiene la palabra la señora Roithová.